Sveiki visi, jūs žiūrite pirmąją C++ pagrindų pamoką. Šioje pamokoje atsisiųsite C++ kompiliatorių pavadinimu CodeBlocks. Eikite į Google LT ir paieškos sistemoje įveskite žodį CodeBlocks. Spauskite pirmąją nuorodą. Atsidariusime lange spauskite Downloads ir pasirinkite Download the Binary Release. Ir čia turite pasirinkti 3 versijas. Tai yra paprastoji versija ir yra MingW versija. Jums reikia pasirinkti MingW versiją, kadangi tai yra šiek tiek papildyta versija arba pilna versija. Ir jie integruoja GCC kompiliatorių ir GDB debuggerį. Taigi atsisiųskite MingW, įsirašykite ir įsijungkite programą. Kadangi aš tai esu pasidariusi, todėl dar kartą to nedarysiu. Atsidarykite programą. Ji atrodo štai taip. Dabar jūs pasiruošite kitai C++ pamokai ir susikursite C++ projektą. Eikite į meniu juostą ir pasirinkite File, New ir Project. Ir dabar jums reikia pasirinkti projekto tipą. Kadangi jūs mokotės pagrindų, tai pasirinkite Cancel Application ir spauskite Go. Spauskite Next. Dabar jūs matote 2 pasirinkimus C arba C++. Kadangi jūs mokotės C++ kalbos, tai rinkitės C++ ir spauskite Next. Įsiveskite projekto pavadinimą, pavyzdžiui, pamokos ir pasirinkite kelią iki jūsų projekto, kur norite išsaugoti savo sukurto projekto, mano atveju pamokos direktoriją ir toliau spauskite Next. Šiame lange nieko nekeiskite ir spauskite Finish. Ir štai jūsų projektas yra sukurtas. Šios programos kairėje pusėje yra Management blokelis, kuriame rasite Project skirtuką ir kuriame turėjo atsirasti jūsų projektas, mano atveju pamokos, kuriame yra sources direktorija ir joje yra main cpp failas. Šis failas yra pagrindinis projekto failas, kuris yra sukurtas automatiškai ir, kaip matote, jame yra automatiškai įrašytas C++ kodas. Tai yra standartinė C++ programa, kuri į ekraną išveda tekstą Hello World. Tam, kad pasileisti programą, galite paspausti Run arba eiti į Build ir spausti Build and Run arba tiesiog paspausti Ctrl ir F10. Ir štai mums pasirodo lentelė, kurioje klausima, ar jūs norite subildinti savo projektą. Spauskite Yes. Ir štai mūsų programa pasileidžia. Pirmoje eilutėje jūs matote Hello World, o 2 paskutinės eilutės jums nėra aktualios, kadangi tai nėra, galima sakyti, jūsų programa. Prieš paskutinę eilutę parodo, per kiek laiko yra paleista jūsų programa
O paskutinė eilutė parodo, jog galite paspausti bet kokį mygtuką tam, kad tęstumėte arba uždarytumėte šią programą. Taigi paspauskite bet kokį klavišą ir programa užsidarys. Dvi paskutinės eilutės jūs visada galėsite ignoruoti ir tai nebus jūsų programos dalis. Na tai tiek šioje pamokoje ir ačiū už dėmesį. Iki.